Ką ir tarėmės, prieš rungtynes norėjom neduoti jam greitų taškų greitam puolime, neduoti atkovotų kamuolių irgi taip pat, 8 atkovojo, taip nėra geriausias jiems rezultatas ir aišku gynyba prieš Opstą Arno tikrai verta dėmesio. O puolime, atsiprašau, tikrai judinau kamuolį, tikrai gerų atakų buvo, aišku, kai pataikė 14-30 ir kaip visą laiką treneriai atrodo labai gudrus. Pradžioje atrodo nepavyko užpulti iš baudos aikštelės, vien tritaškai, 12 taškų startavot, kiek irgi galbūt tie tritaškai tapo tokio ramščio, kai nesisekė. Žinoma, turbūt, kad irgi ten, aišku, pradžioje ir po krepšio prametėm, bet tie tritaškai taip tokie padėjo gal pasitikėjimo, padėjo grįžti į rungtynės pradžioje, kai toks įtampa jaudulys buvo, taip pat tikrai, kai pataikė žymiai lengviau žaisti. Trečiam kėliny ir tam ketvirto pradžioje Barinas lyg ir grįžinėjo, bandė, kas toje atkarpoje komandai nesisekė ir kaip galbūt ne vienas momentas buvo, kai jau turite persvarą, bet nepavyksta jos taip užtikrinčiau. Tai irgi, žinot, čia su rimtom komandom žaidžiam, tai turbūt čia visą laiką tas krepšinis yra atkarpų žaidimas ir vieni geriau, kiti blogiau sužaidžia, taip kad svarbiausia, kad tose atkarpose nepasimest ir išliks savimi ir nepradėti panikuoti. Taip. Tikrai svarbus momentas, matau, buvo Edgaro, tos baudos ten tokius išprovokavo kelias ir taip ir nuramino tą situaciją. Taip, bet žinau, važiuovas stiprus ir žais ir pataikys ir čia rungtynės vyksta 40 minučių, taip kad bus pakelimų ir nuopuolių, bet turim išlikti kartu ir žaisti iki galo. Žinom, tos esminius Žalgirio lyderis, bet kiek yra ramščių tokie žmonės, kaip paminėtų Lanovas, Slyva, šiandien sužaidė Arno Butkevičius irgi dėjimas ir paskui tritaškis. Taip, aš visą laiką sakau, kad mes visų reikia, visi reikalingi ir visi, kurie dirba ir ateis laikas tikrai rungtynių bele kiek yra daug ir nežmoniškai daug ir tokiuose rungtynėse sunku žaisti prieš varžovus, kurie turi daug tų ginklų, nežinosi kurie, tai aišku turim pagrindinius lyderius, bet vis tiek jiem reikia pagalbos ir tikrai tikim visais ir laukiam visų ir tikrai smagu, kad tie, kurie mažiau žaidė prieš tai, bet tikrai sezono tik tai dar pradžia, taip kad visi turi būti jaustis reikalingi ir visi turi būti pasiruošę 100% kiekvieną dieną. Gintarinis Sisko šiandien irgi demonstravo tokį pasitikėjimą, bet kiek galbūt irgi jis yra kitoks nei praeitą sezoną, mes matėme ir jūs turbūt stebėjote jį, nes smetinėja tą kamuolį, kiek jis yra taip labiau įtraukiantis šį sezoną kitus komandos draugus. Tai aš irgi negaliu labai daug šnekėti apie praeitą sezoną, tikrai jis gal buvo vienas, neturėjo tiek aplinkui save žaidėjų, dabar tikrai didelę įtaką jam daro, manau, Nigelis, kuris tikrai jį, kaip sakyt, kažkiek ir valdo ir jam maždaug daugiau mažiau aiškina, tai man kaip treneriui žymiai lengviau viską yra nekontroliuoti, bet treniruoti tokius žmonės. Taip, kad ir prašom, man atrodo, aišku, kad žymiai lengviau, kai tu matai, jeigu laimi, tai dar, kad prašom, kad tas kamuolys judėtų, kad nestovėtų vienoje vietoje, nes važiuovom tikrai sunku gintis. Ir šiandien buvo kelios atakos, kur tikrai visi 4-5 žaidėjai turėjo kamuolį ir gale paskutinę sekundę mes išmetam laisvą metimą. Tai čia, man atrodo, yra krepšinis ir tokį krepšinį mes norim žaisti. Diskutuojam, kad Žalgiris labai užtikrintai atrodo momentais ir laimi tas rungtynes 2 savaitę prieš Eurolygos finalininkus. Kai galbūt tas dabartinis vaizdas yra per daug toks nuraminantis, bet jūs matote daugiau problemų viduje. Ką jūs galėtumėte išskirti? Aš nenoriu išskirti, kaip žaidėjams, sakiau, blogiausia, kad mes galim padaryti, kad mes kažkokie geri esame, ar kas čia, kiekvieną dieną nauja istorija, naujas rungtynės, taip kad šiandien pasidžiaugiam tom rungtynėm ir vėl einam toliau, nes sezonas, kiek čia dar tų rungtynių liko, 35 turbūt, nežinau kiek, tai čia nieko nei laimėjom, nei pralaimėjom, taip kad smagu, kad žaidžiam, kad kažkas pavyksta, bet tikrai turim taip, aš gal taip pasakyčiau, turim būti pasitikinti savim, bet ne arogantiškai. Taip, čia tokie du labai svarbus man žodžiai, kad mes turim tikėti savim, ką mes darom, užtikrinti būti, bet tikrai neturim būti pakėlę galvų, kad čia mes kažką jau geresni už kitus esam. Tai iš karto būsim nubausti, jeigu tai pradėsim galvoti. Bet 3-0 sezono starterį, vienintelė nepralaimėjusi komanda Žalgiris, Eurolygos lyderiai. Kaip skamba šitas faktas ir kiek galbūt irgi reikia neužaugti? Taip, 3 rungtynės, sakau, tai čia nieko. Taip, smagu, tikrai, niekas nesitikėjo, pats nesitikėjau, tikrai, atvirai pasakysiu, net nežinau, ko tikėtis, bet smagu, bet vis tiek turim vaikščioti ant žemės. Kol kas įspūdingas, kokia to paslaptis susikurtų metimų kokybė? Nežinau, tai reikia žiūrėti, sakau, kaip ir visą laiką sakau, kad jeigu žaidėjai pataiko, tai visą laiką mes sakydavom, tai tada treneriai labai gudrus atrodo. Taip, kad, bet aišku, jeigu susikuriam metimus, turim mes tą treniruojamės, taip dirbam, tai ir žaidėjai jaučia tą, dalinamės kamuoliu, tai tikrai, kad nėra, kad ten kelis metimus ir per ranką gal pataikė, bet nemažai metimų ir susikūrėm savo, tai dėl to ir džiugu. Tie žaidėjai, jie yra profesionalai, jie dirba, jie sportuoja, taip kad mėto tos į krepšį, taip kad. Bet mes turim vis tiek rungtynės kontroliuoti gynybą, o ne puolimą.
Nemaža dalis arenos buvo nusidažę žaliai baltai, tai kaip smagu matyti tokį žalgiečių palaikymą. Taip, smagu, džiugu, aš jau kažkaip tai vis tiek jau 5 metus nebuvau čia, kažkiek buvau primiršęs apie tai, bet vis kiekvienos rungtynės tiek Monake, tiek čia man vis primena, kad tuos gerus laikus. Ačiū jiems visiems.